Atvarėm į lokaciją. Sveiki atvykę į naują video vlogą. Esame kur? Vienam ir vieninteliam Singapūre. Ką tik atsikėliau iš sapno po dušiuko, esu pasiruošęs, jau žmonės matote miestą. Kol kas esu labai nustebęs šiuo miestu, bet pasilaikysiu savo šitą informaciją ir keliaujame pažiūrėti, kas yra čia toj Azijoje tokio nuostabaus. Ką tas Singapūras tokio turi? Esam apsistoję Marina Sands bei pats geriausias Singapūro viešbutis, kaip ir visada, pats geriausias, mes tik tai geriausiose vietose ir apsistojam. Tiksliai kiek kainuoja negaliu pasakyti, mes mokėjom labai daug, nes mes atvažiavom tom dienom, kada vyksta Token 2049 kripto eventas. Ir sekantis dalykas, kitą savaitę, tai yra penktadienį, kada mes išvažiuojam, prasideda Formulė 1. Mes į Formulė 1 jau nebevaram, nes jau ganėtinai tikrai esam pavargę, nes mes čia grinai keliaujam jau apie 28 dienas būsim kaip keliaujam. Tai jau pavargę nuo tų kelionių, nei formulių nieko nenorim, aš asmeniškai noriu namo. Pašunys paskatina atsigulti ir pailsėti. O dabar, kaip ir minėjau, keliaujam, toliau žiūrim, kas čia toj Azijoje gero. Taigi, pirma mūsų lokacija yra kažkoks šou. Kaip čia vadinasi? Paprastai ir aiškiai pačios čia viskas. Marina Bay Garden Show. Let's go, let's go. Bliamai, gražiai atrodo. Nu, žodžiu, keliaujam. Čia apsistojom. Tai kaip ir atvarėm į lokaciją, čia kažkoks dar yra daug ir parduotuvių, nežinau kaip aš matausi, labai tamsu čia. Ir čia tipo kažkoks šou bus čia, žodžiu, kaip Selas pasakytų, bus daug garso ir šviesų. Yra, matau, vietinio maisto. Bet nelabai noriu valgyti, aš kaip ką tik atsikeliu, niekada nenoriu valgyti, tai toksai va. Bet čia va toliau yra visokių dar va Taiwan chicken, matau. Dar kažkokių visokių. Žodžiu, už 10 minučių šou, tada jaučiu ir pasimatysim, nes čia visur žiūrėjau balioną galima pasimti. Yra, mačiau, svirplių sriubos, jaučiu maibachidžiai patirtų. Blema, gražu. Aišku, po Dubajaus Miracle Garden, kur daug viskas, čia taip, bet nu taip, gražu, nu ką aš. Kas aš toks, kad sakyčiau, kad negražu. Kažkaip galima va tenai į viršų užsilipti. Laukiam šou ir po to galimai svirplių sriubos nešausi. Įpylė tai ir geriau. Prasideda šou. Garden Rhapsody. Watch the super trees come to life. Nu, davai man šou. Šou tikrai geras, daug spalvų, garso ne per daug, trūksta harmon kardon, kad būtų karočią įdėta, tada būtų daug geriau. Toliau dabar keliaujam į molą, pavalgyti, nežinau, čia viešbutis mūsų už nugaros matosi. 3 tavoriai, čia vyksta ir kripto eventas. Taigi atkeliavom į prekybos centrą. Nu dar tokio bairio nesu matęs niekur pasaulyje. Va šita bala mane labai sudomino. Plius, kas jau dažiūrėjo iki čia, rytoj varysim į Universal Studios parką. Pažiūrėsim, ką ten galima šiaip nufilmuoti. Nesu buvęs Universal Studio, žiūrėjau video, tai visai gražiai ir fainai atrodo. Taigi, pirma diena eina į pabaigą. Pasiėmiau rameną, sudorojau rameną, nu labai gardus. Dar neatsisveikinam, o keliaujam į kur? Į fontanų šou. Čia gal kažkam įdomu, va čia prieš fontanų šou irgi va čia daug šviesų duoda čia iš visų pusių. Pažiūrėk, čia va tokie vaibai vyksta. Kas čia vyksta? Jis parodė čia toj pis Jackie Chanui. Jam net heraso nereikia. Negaliu patikėti, kur aš net pamiršau fontanų šou filmuoti. Mane tas Jackie Chanas išbalansavo visiškai. O čia šou.
Pasiėmėm Universal Studio tiketas 2, 5. Rytoj keliaujam tenai 2 žmonėms su Express Passu, ten ekskliuzyviniai biletai 205 eurų. Ir rytoj keliaujam tenai, tada, nu nežinau, pažiūrėsim ant vietos, neapsikraunam dabar. Iki rytoj už kelią. Taigi, nauja diena, nauji iššūkiai. Atvarėm į lokaciją, esam lokacijoje, Universal Studios location. Einam susiras, kur čia įėjimas. Nežinau, kiek čia išeis kontento pafilmuoti. Atrakcionas neina filmuoti, bet nu pažiūrėsim. Keliaujam, einam ieškoti įėjimo. Menta turiu. Pirma mūsų karosėlė Spaghetti Space Chase. Nelegaliai filmuoju, bet čia šitas chill. Eina nakui. Žodžiu, einam dabar mes į kitą šou, ne į šou, į kitą atrakcioną. Dabar keliaujam čia. O, čia jau toksai biški ūga darosi laivelis. Atvarėm čia į Stuntmenų šou, kur, žodžiu, čia taškys. Čia bus intensyvų, čia visi prie sienos atsirėmė. Nu, tai čia bus dabar intensyvų. Čia tipo uraganas Niujorke prasideda ir mes čia filme, tipo, nu, ble, po to papasakosiu. Eik, na, žiūrėk. Čia taip trumpai buvo, bet taip intensyviai pala kamerą. Oh, that's fucking crazy. Ant kiek trumpai, bet ant kiek gerai. Čia tipo taip filmus filmuoja. O dabar keliaujam į kitą atrakcioną kažkokį, bet dabar jau bus grinai atrakcionas, kur, manau, ten jau nebeišeis filmuoti, nes ten jau bus karuselė tokia, kur... Šitas su akiniais šaika. Ai, bet čia važiuok ir purto biškių. Po to pasakysiu, kaip čia šaika viskas buvo. Buvo labai gerai. Užsidėjai tos akinius, lėki ten belė kaip greitai ir tipo 3D toksai filmas kaip ir eina. Atsirandi filme, lėki ir karoči ten atrakcionas, salto viską varo ir ten tipo gaudo to tasai blogas Megatronas, va tai gaudo Megatronas ir ten bandai karoči pabėgti. Gerai, o Optimus Primas, va žiūrėkit ir išėjom prie Primo. Su Megatronu suspausta rankom, dabar einam į mėgstamiausią tavo. Ko čia bijot? Nėra čia ko bijot. Rodo, būdų atrakcionai neveikia, tai šitus skipinam. Parašykite komentaruose, gal kažkas esat buvę ir ar jums patiko šitas. O dabar einam kažką atsigerti ir eisim į Egiptą, pereisim į Egipto teritoriją. Keliaujam į Mumiją. Nu tikrai viskas ganėtinai gražu, sorry. Tikrai viskas ganėtinai gražu. Tikrai buvo žiauriai geras story modas, bandėm nužudyti Motepą. Ugnis, lietus, viskas buvo įskaičiuota į kainą. Kiek vertini? Nu, kokie 5. 5, nes važiavo užsimerkus ir gale skau, ble, žiauru buvo. Sako, jinai atsisuko tokį veidą. Daugiau gyvenime nebevažiuosiu. Ir dabar keliaujam į Jurassic World. Ir iš karto atėjom į atrakcioną. Kadangi vienoje eilėje reikia laukti 5 minučių ir nėra ekspreso, ekspres tiketai, kur be eilės eini. O kitur, kur čia aptaško žmonės, kol kas dėl techninių nesklandumų neveikia, nors ką tik nusileido žmonės, bet daugiau kažkaip naujų nepriema. Galim dar nueiti į šitą souvenir shopą. Keliausim į Far Away pas Šreką ir Fioną. Čia po atrakciono nulėki gali nueiti karočią, įsidžiovinti tą prapučią iš visų pusių. Žiūrėkit, šou prasideda. Specialiai jums užsakyta. Pavojingas grobuonis.
take care of all the baby dinosaurs here at Jurassic World. That's right. You see, Blue and Baby Killer over here are in Jurassic World. Taigi išėjom iš Jurassic World'o, atėjom į Fairy Tail pas Shreką ir Fioną. Čia jau garočią pas Shreką atėjom. Welcome to Shrek Crib. Come in. Ir dabar lieka tik eiliai laukti. Su akiniais kažkas čia bus susijęta. Akiniai nelabai man patinka. Jie smutina truputėlį, bet nu pažiūrėsim. Tai čia buvo 4D tipo filmas. Nu, tai kas Palangoje eina į 4D žinot apie ką. Dabar liko paskutinis atrakcionas ir būsim praėję. Reikia nepamiršti, kad 2 nedirbo ir vienam nebuvo ekspreso ir ilgai eilė, tai į tą jaučiu ir nenueisim. Grįžom čia į New Yorką pavalgyti prie mašinų, dabar keliaujame į mūsų paskutinę atrakcioną. Ir po to gal dar į vieną šou, bet aš jau asmeniškai tingėsiu, bet nu kažką gal, nežinau, išspausim. Prilėčiau kaip gyvuliukas, tai nieko nebenoriu. Ką, atėjom į paskutinį atrakcioną, nu dar neatėjom, dabar įdinėjom į Far, Far Away. Ir va čia mūsų atrakcionas. Vis dėlto prieš tą šou atėjom į asiliuko šou. Čia tipo skaldys prikolus, nu tipo iš Shreko tas asilas, visi žinot. Žodžiu, stand-upas bus. Donkey! What? See, that's what I'm talking about. Hello, Philippines! Mahal. This is Wish 1075. I love Regine Velasquez. That's what I mean to say. Donkey, What? we're not in the Philippines either. Not in the Philippines either, huh? Dabar lieka paskutinis atrakcionas. Grįžtam vėl čia Matrica restartavo. Keliaujam štai čia. Visi atrakcionai išbandyti, pravažiuota. Šitą sverti, nu, kokiu pitaku. Vapšė nebaisus, vapšė chill. Geriausias buvo, kur mumija tenai buvo, kur reikėjo mumiją tą gelbėti. Į motę pakaročią nužudyti, žodžiu. Tai kol kas iš čia viskas pasibaigė mūsų kelionę. Jeigu dar kažkur eisim, kokį šou užgaudysim, tikrai aš jums parodysiu, nufilmuosiu, bet keliausim į viešbutį, pailsėti, nes truputėlį asmeniškai jaučiuosi truputėlį pavargęs, o toliau žiūrėsim, kažkurį kartą varysim į naktinį safarį, bet turbūt ne šiandien, nukelsim dieną kitai. Ir kažkada laukia kripto eventas, bet kripto evento vlogas jau bus išėjęs, kada jūs žiūrit šitą vlogą, nes nu, čia jums šitas vlogas jau čia išėjęs po 3-4 mėnesių, nu, pamatysit, ko nematė. Nauja diena, nauja kelionė. Šiandienos tikslas varysim į Chinatowną, Indie-towną, kažkokie čia yra, nu, pamatysit. Aš pats nelabai suprantu, bet pagal pavadinimą galima kaip ir viską suprasti. Viešbutis čia yra 3 pastatų belio kokio dydžio, aš neįsivaizduoju, ar įmanoma aprodyti, bet dar net nebuvo mes prie baseino, tiksliau mes buvom, jūs nebuvo, tai kažkurį vakarą arba kažkurią dieną nuvarysim prie baseino, ten belio kokio dydžio ir matosi visas Singapūras, nes ten labai aukštai, PM2 ar PM5 aukšte, PM7 jeigu tiksliau. Antiek rimtas viešbutis, kad viešbutį yra tokia parduotuvė. O dabar einam pusrytukų, dabar yra beveik 1:30 karočią, bet pusrytukų ir šokam į taksą ir lekiam į lokaciją. Kažką, blėt, sakau, suvalgiau, bet jau praeina, pizda. Man kas kokius 4-5 mėnesius vadovė prasideda. Tai važiavom su taksi vairuotoju ir čia mums rekomendavo, kad pirmą reikia į šventyklą. Tai atėjom dabar į šventyklą ir po to eisim pavakramtyti, galimai, nežinau. Žiūrėsim, kai šitą rūbį, bet dabar čia eilė, tai belė kokia, nes kiek suprantu, čia yra nemokama. Čia labai keista, bet iš geros pusės keista tema. Čia ir maistą pardavinėja, viską čia būdos. Įdomu čia. Bet įdomu, čia tikrai įdomu. Čia vat irgi va tokių labai daug visokių. Daug tokių, blemai, čia biškį nejauku. Aišku, čia visi filmuoja, nesu, kad aš vienas filmuoju, bet labai daug žmonių meldžiasi čia visą vietą, tai labai keistai taip. Bet, nu, tikrai įdomu, tikrai įdomu. Taigi, išėjom iš šventyklos, dabar einame mes į Chinatowną pasivaikščioti. Visur yra tos būdos, tarkim, čia eini
Čia parduotuvė belekas vyksta ir va, prašau, karočių, tipo, ant kiek jie gerbė visą šitą dalyką, labai gražu. Ir siena va čia graži kažkokia yra, bet dabar vaikai fotkinas, tai tikrai labai gražu. Bet toks, kaip kas iš Kauno esą, tai čia bazės vaibas. Daug parduotuvyčių, viskas raudona, tipo Tigro metai, tada. Pakeitėm lokaciją, atvarėm iš Chinatowno į Indie Towną, tai čia vien tik tai Indijos tematika. Tenai buvo China, čia Indie. Eisim irgi į šventyklą, dabar praeisim rytą pro šopus, čia iš karto matome daug vaisių. Ir keliaujam į kažkokį, nežinau, shopping center, kažkas tokio, dabar laukiam, gal užsideg žalia. Ir čia iš karto daugiau žmonių, daugiau judesio ir keliaujam ir žiūrėsim, ką čia galima irgi pamatyti. Žodžiu, aš jums negaliu pertikti, negaliu nufilmuoti, kaip čia viskas vyksta, nes negražu filmuoti, kai žmonės valgo ir ypatingai, tipo, kaip jie taip valgo. Bet jeigu dar bus čia tokia atrakcija, pabandysiu. Tai žodžiu, jie karočią valgo rankom, viską valgom rankom, tipo, žinai, pizzą irgi rankom, žinai, kai valgom, kaip pasakyti, oi, tu nahui, čia apsivemsiu nahui čia. Pisiu strėlę, aš tau sakau, pisiu strėlę, eik tu nahui, aš nežinau, ten mėsos skyrius buvo, bet ten su pirštais tą mėsą, jie čia, aš man rodos nebenoriu į Indiją, man užtenka jau čia karočią, žodžiu, kur aš baigiau, palauk. Taip, aš nežinau, ar nusifilmavo, bet jie viską valgom, žodžiu, rankom, ne, ir net ryžius, ima ryžius, sėdi bakuriukas su mergytės, bakurėlis. Tai žodžiu, kaip ir minėjau, jie čia viską valgom rankom, ryžius, viską, tipo, aš suprantu, jo, tipo, nes nieko tame blogo nematau, ten rankas nusiplauni viską, bet, labai keistai, jie ten dalinasi vienas iš kito lėkštės imam su rankom, pizda. Pirmos 2 minutės, jau man experiences mušo va taip. Jau viso mes einam, čia jau viskas užteko mums. Indijos piliečiai, jie taip žiūri geria ir jie visada geria, jie taip pasiema viskio ir alaus ir tą viskį supila į kolą ir geria, tai čia jau bakurėlis trupės karočias, jau jį draugeliai nešais, ten visas įsitaškė. Aš dar aiškinau, kad norėčiau čia į Indiją, visą kitą, bet man atrodo, man pradeda užtekti Indijos jau čia. Čia vargšą mažiuką nustūmė į šoną. Mums reikia išsigelbėti, aš jau nežinau, ar noriu čia būti. Žinoti, kad aš negaliu. Jie čia karočią prie savo parduotuvės pasidėjo džibėlus tokius ir rėkia offer $2 for 2, $3 for 2. Čia pizda visi juda, bet sunku, bet čia pasidėjo džibėlus ir pisa offer vėl. Man čia per intensyvų karočią. Pasiėmiau tokį Red Bullį. Atrodo, kad karočią įmušiu ir užsilenksiu, bet žiūrėsim. O po šito eisim jau į šventyklą, nes kai priėjom šventyklą, tikrai atsidaro už ką minučių, tai čia prasukom ratą, tai patys matėt intensyvų belekai, bet tai dar labiau mane pušina į Indiją nulėkti, žiauriai noriu į Indiją. Bet nežinau, jaučiu tenai kokiai 6 minučių norėčiau Indijoje pabūti ir viskas. Įkalam šitą, jeigu neužsilenksim, lekiam į šventyklą. Į šventyklą reikia basiem eiti, nes čia yra tipo nepagarba. Čia turėjau ir sijoną užsidėti vis dėlto, nes negalima su šortais. Čia kažką šventina, kažkokius tipo daikčiukus. Labai gražu. Piktas, šitas dievas atrodo piktas, jis nori mano mirties. Žiūrėk, čia pieną jie visi pila. Jeigu kažkas žino, parašykit komentaruose, ką jie čia daro, tipo, čia jie pila, atsineša savo pieną, pila karočią, čia nežinau, kas čia vyksta, bet kažką jie čia daro. Gerai, nemeluosiu, vienas keistesnių dalykų buvo, nes pirmą kartą tokiam dalyvavau, tai buvo vienas keistesnių dalykų ir čia belekoks šurmulys, bet dabar keliaujam į Arabic Town, kažkas tokio, tai ten bus, Arabic vibes, tai keliaujam tenai. Vykom į lokaciją. Jau
šventyklą atėjom, irgi čia batus reikia nusimti. Žodžiu, yra vyrų ir moterų įėjimas, man čia reikia eiti per pagrindinį įėjimą. Thank you. Pasakė, kad aš ten negaliu eiti, nes ten grinai tik tai musulmonam, o čia tipo tokiam va kaip aš. Karšta žiauriai. Toks vaizdas, kad mane toj pripjaus kažkas. Pasirodo, jau uždaryta. Tai šitą praskypinsim šitam kartą. Toliau tai prasėjusim čia, pasižiūrėsim, bet čia kažkas tokio įspūdingo labai nėra. Tiesiog kavinės visur. Nauja diena. Jau vakar buvau labai pavargęs, vėl namai, vėl sapnas, vėl gal čia dėl to jetlego, bet nauja diena ir esame kur? Ten, kur buvo įžadėta, prie Basiko. PM7 aukštas. O, vanduo, sakyčiau, ganėtinai vėsokas po Dubajaus. Bombai duodu. Ir čia gilu visai. Toj darysim galą, pažiūrėsim, kad šiandien galo yra, bet visas miestas, viskas matosi. Tikrai gaidyca. Ir lieka 2 dienos iki kripto evento. Tai šiandieną ir rytoj iščilas ir poryt jau prasideda judesys, bet vaizdelis tai čia pasaka. Ką tu. Tai kiek matote išvaizduot, važiavom į McDonald's, čia net McDonald's, tai tokia kažkokia šventyklėlė. Čia tie vežliukai visą kitą, bet einam pažiūrėti, koks yra meniu čia. Ar čia yra kažkas egzotiško? Nieko gero meniu nėra. Tipo, yra, kaip pasakyti, va tokie žaisliukai tik tai nauji karočiai. Gal yra ir Lietuvoje, nežinau, bet nieko naujo nėra, tai pavalgom ir tada varom į naktinį safari, night safari. Tai esam dabar šią akimirką safari. Girdit, ne jokių flešų nieko negalima. Esam safari, karočią, žiūrėsim, kas čia bus. Naktinis safaris, jokių flešų. Aš nežinau, šaikarių matos kažkas. Tiesiog ant gatvės šaikarių. Pralėkėm tą night safari. Ganėtinai daug gyvūnų buvo. Taip, tikrai gražu, tik nežinau, kiek per kamerą matysis, nes labai tamsu viskas naktį ir negalima. Nei su flešais, nei su nieko. Tai jo, bet gal dar galimai praeisime pėsčiom. Galima praeiti visą parką. Tai gal pėsčiom dar pabandysim praeiti ir dar vieną šou pabandysim čia patekti, jeigu bus vietos. Nežinau, ar kažkas matosi, bet einam dabar į naktinis nebe safaris, o tiesiog naktį po parką. Čia biškai taip nejauk, bet sutarėm, kad vienas kito negazdinti. Susitarėm vienas kito negazdinti, aš daviau dešinę ranką, man davė kairę ranką spaus. Nu tai, kaip sakoma, kaip paspausi, taip ir gausi. Rokis. Tenai, guli plėšrūnas. Čia realiai tipo tokios tvorelės, kur jeigu jisai norėtų, tai jis ateitų per pisgalvelę. Jum jaučiu nesimato, bet šitokia va tvorelė. Čia taip, jokios tvaros nieko nėra. Pistų džempą ir viskas, sulestų mane. Tyliai vaikšto, kad nieks nepamatytų. Į viršylą panašus iš kojų. Miega pidariuk. Ir neleidžia kitiem valgyti. Kaip galit girdėti, atvarėm jau šou, jau esam jau šou lokacijai. Lai prasideda šou. Nauja diena, iš karto kimbam į reikalus, einam į muziejų. Čia jokių palauk, ar kas bus, kas nebus, nes nėra. Iš karto einam į muziejų, žiūrim, kas turim, o rytoj kripto eventas. Bet kripto evento vlogas išeis greičiau negu šitas, tai iš kripto nebebus kontento. Tai galimai šiandien yra paskutinė diena, kada mes Singapūre kažką jums parodo. Dabar varom į muziejų. Jau Londone aš tokiam buvęs. Lemia, kai daug keliauju, labai sunku nustebintų, kad mane kažkas. Jau aš tokiam buvęs Londone. Kaip žiūrėjau, lygtis galima nuspalvinti ir po to kažkaip persikėlė.
Kitaip žinoma, kaip pigi darbo jėga. O jeigu rimtai, tai čia jie tipo nupiešė ir po to ant šito ekrano persikelia viskas. Ką jie nupiešė, tas žuvytės.